savo veiklą, kad nuveikė tikrai daug darbų, bet dėja konkurso nuostatai tiesiog mus įrėmino ir mes privalėjome vis dėlto išskirti 3 seniūnijas. Mes, aišku, įdėmiai klausėmės jūsų pristatymo. Kiek mums leido laikas, mes ten uždūrų tikrai peržiūrėjome jūsų pateiktą informaciją, nuotraukas, trumpus aprašymus, tai, ką jūs nuveikėte. Na ir kągi, mūsų sprendimas toks. Pradėjom su jau prašom pradėti komisijos nariai, kadangi kolektyviai tą padarė, tai dabar kolektyviai. Pasistengsiu jūs kaip nors apginti. Tai kągi, pirmą tą vietą mes norime skirti seniūnijai, kuri tikrai traukia į vėlę daug moterų, nuveikė daug įdomių darbų, labai gražiai prisistatė. Kviečiu Veglų seniūnijos. Dabar noriu pakviesti seniūniją, kuri tikrai irgi sukuria daug moterų, taip pat nuveikė daug nemažai darbų. Ir labai džiugu, kad įtraukia ir jaunus žmonės. Taigi kviečiu Lyduokių seniūniją. Dabar noriu pakviesti seniūniją, kurios tikrai labai įdomų pristatymą mes matėme prieš savaitę. Taigi, šių vietų, šių namų šeimininkus Taujienai. Kviečiu tikrai likusius seniūnijų atstovus, kurie tikrai labai daug irgi nemažai gerų darbų nuveikė. Siesikai ir Gyvuonė, prašom. Žiūrėdama jūsų pristatymus, jūsų nuveiktus darbus, džiaugdamasi tuo, noriu priminti. Didžioji dalis jūsų žinote, kadangi, kaip minėjau, esate patys aktyviausi savo bendruomenė nariai, bet noriu priminti, o gal iš tiesų gims idėja, galimybė pasidalinti tą gerąją patirtimį ir parengti galbūt kelioms seniūnijom bendrą projektą Ukmergės rajono vietos veiklos grupė. Jūs žinote, kad dabar yra vertinamos paraiškos, pagrindė didžiausias poreikis tai yra remonto projektai, infrastruktūriniai projektai, bet pas mus yra numatyta nemažai ir taip vadinamų minkštųjų projektų. Tai įvairiausių bendruomeninių iniciatyvų skatinimas. Ir po naujų metų mes tikrai planuosime antrą šaukimą, kol kas aš negaliu pasakyti, tos datos turėsime suderinti. Tai tikrai kviečiu visus seniūnijų atstovus pagalvoti, pamąstyti. Ir iš tiesų parengti projektą galbūt šią temą, kuri tikrai labai aktuali visoms rajono moterims. Taigi dar kartą ačiū Jums, mielosios, už Jūsų nuveiktus darbus.